Sveiki gyvi, mėlyjei Slenksčio klausytojai ir žiūrovai. 5. laida ir pokalbiai apie žurnalistiką ir kitus gyvenimo malonumus. Ir šiandien ypatingas Slenkstis, kadangi susitinkame su ypač brangiu mums svečiu, su mūsų senu bičiuliu ir su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradininku, su Arvydu Juozaičiu. Labadiena, Arvydai. Labadiena. Ir iš tikrųjų nebijau to pasakyti, nes prisimenu Tamstos pirmąjį pranešimą Dailininkų sąjungoje balandžio mėnesį, man atrodo, 19 diena buvo. 20, beveik pataikėt. Tai 20 diena ir tas pranešimas išties sujudino bangas, sujudino Vilnių, Lietuvą ir tos bangos po to jau nebenurimo, nes tai, kas vyko prieš tai, vis tiek dar sulaukdavo tam tikrų pauzių. Po šito pauzių nebuvo. Ar galima sakyti, kad sąjūdžio pradžia buvo tada balandžio 20, o ne birželio 3? Oi, dievuliau, kada čia buvo pradėtas, tai sako, gimtadienį reikia švęsti, tada vaikas užsimesga, tik tai po 9 mėnesių. Tada eitume iki Mickevičiaus paminklo. Taip, iki Mickevičiaus paminklo, aš ir eičiau iki Mickevičiaus paminklo, tai ten, prašau, 5 mėnesiai, ten dar 4 biški daugiau, bet panašiai, nuo Mickevičiaus paminklo, nuo disidentų suruošto to pirmo protesto. Ir tada aš ir knygą rašau labai nuodugniai apie tai, einu prie šitos datos. Tada pabudo mūsų sąžinė, bet dar nepabudo veiksmas. Ir jau sakant, jeigu skaičiuot po Mickevičiaus paminklo tą lūžio dieną, kai Mickevičiaus paminklo organizatorius Terleckas atėjo į inteligentų auditoriją, toj pačioj mokslo akademijos salėje, kur vėliau įkursim sąjūdį, tai buvo lapkričio 26. Ir tada, kai jisai išėjo į tribūną ir pasakė, ar švęsim vasario 16, ten buvo tokia dar atsargi diskusija tais mastais, ten tos istorijos ir filosofijos klubo iš Žinijos draugijos atėjus. Tai galbūt tada buvo antras žingsnis, pirmas Mickevičiaus, antras žingsnis lapkričio 26, kur istorijoje vis taip kažkas pažymi, kas nuodugniau rašo. Sirutavičius, pavyzdžiui, su Laurinavičium, kur rašė, tai jau jie tą pažymi. O kiti net nepastebi, kad tai buvo tikrai jau lemiamas pabudimas, nes mes su Ozolu išėję iš to susirinkimo, sakom, pirmas iki inteligentai gavo disidentai savo būrį, Terleckas ėjo į tribūną ir ten buvo ir, prašau, aš ir akademikas numeris 1 istorikas Juozas Jurginis, kuris tą Terlecko pasirodymą amortizavo, Bumblauskas puolė jį, kaip labai negražiai puolė. Bet tada ir Mitkino mitingas, dar pridurkim vieną žingsnį, 15 vasario, kuris jau visai absurdo situacija, reiškia smerkt vasario 16 surengtas. Ir tada nutylimas, drėmos pranešimas, 35 puslapių per rankas eina, aš nežinau, jūs Audry matėt, apie kultūros paminklų padėtį. Atviras laiškas ir eina per rankas. Jau žinant, kad nespaudai skirtas, bet savilaidai. Ir man tada toptelėjo, o dabar reikia sprogdinti. Per Mitkino mitingą, bet dabar reikia sprogdinti tikrą bombą proto ir parašyti, kad visa tarybų valdžia yra nelegali Lietuvoje. Bet iš tokių principų, kurie rodo, kas yra legali ir kas yra lietuvių tautos likimas. Tai galim sakyti, balandžio 20 įvyko tai, o paskui dar estai pastumė atvažiavę gegužės pabaigoje. Tokie 2 estai, Braunšteinas su Raigu. Raigas perskaitė paskaitą apie Estijos visišką ūkiskaitą, tai yra ekonominį jau atsijungimą nuo 5-mečio planų, nuo Maskvos diktato. Ir po 5 dienų gimsta birželio 3. Tai mes prie to grįšim, bet dabar dar vis man norisi apsistoti prie balandžio 20, prie pranešimo. Tada jisai sudrebina inteligentiją ir sudrebina Lietuvą. Bet dabar, kai šitą tekstą skaitai, ar jisai suprantamas Z kartai? Bus suprantamas, nes reiks jiems kažką tai atsiremti. O ten yra viso labo tik tai 3 stulpai. Vienas stulpas yra labai paprastas, sensus komunis, bendrumo jausmas arba tai, kas yra mūsuose, visuose žmonyse,
Tai yra, mes žmogui esam ir savo kalbos erdvėje gyvenam, reiškia, turim bendruomenę. Ir tas bendruomeniškumas yra mūsų stulpas, o ne kažkokia globali Lietuva arba išsivaikščiojimas, ne laisvė be krantų. Pirmas stulpas, antras stulpas, tada racionali savimonė, kad tu darai tą, kas yra įkandama tau ir ne šiaip savo mitingais, akcijomis, bet racionaliai kaip estai sukuria nepriklausomybės ekonominį pagrindą arba racionalų išgyvenimą turimais resursais. Ir trečias tada, vadinasi, ir atsiriboji, apibrėži politinį savo suverenitetą ar suverenumą. Tai trys, bendrumo jausmas, racionali savimonė ir suverenitetas, tie principai, dėl kurių turi visi normalūs žmonės susitarti, čia net ginčytis nėra ko. Tik aišku, tas tekstas gal kiek įmantrus buvo, nors aš jį skaičiau tokia auditorija, kuri tuo metu buvo protingesnė už dabartinę aktyvią visuomenę, aš turiu galvoje. Tada aktyvioji visuomenė labai mokėjo skaityti tarp eilučių, o skaitimas tarp eilučių lavina vaizduotę ir protą, o dabar mąstoma šūkiais ir mąstoma skandalais. Tai čia yra ne mąstymas, o, reiškia, tai, kas gauni iš šalies šūkį arba skandalai. Arba antraštėmis. Arba antraštėmis, dar antraštėmis dar. Bet tada tu gauni tik tai impulsus, o jų vis daugėja ir tada mąstymo nebėra, yra tarp šūkių blaškymasis. Tai čia yra šiuolaikinio racionalumo tarsi alfa ir omega, bet tai yra klaidingas dalykas, nes veda į niekur. O manau, kad supras, nes, žinokit, šita pati Obuolio leidykla dabar tą paskaitą išleidžia iš naujo. Ir bus knygų mugėje, bus atskira knygutė politinė kultūra ir Lietuva. Pirmąsyk po 37 metų. Knygų mugėje Arvydai Tamsta bus galima sutikti Obuolio leidyklos stende. Taip, stendą aš neįlysiu, bet šalia jo gal atsistosiu. Iš tikrųjų, mane tai sukrėtė, kad nepriklausomybės architekto knygų mugėje neįleido, nedavė ne vieno kambario pristatyti šitai knygai, bet atrodo padarė didžiulę klaidą, nes knyga keliauja per Lietuvą keldama furorą. Furorą vakar, kai važiavau prie Vilties tas žiedas gerosios Vilties, dar nematė turbūt to stendo. Taip, nemačiau dar. Švytintis stendas, kur tokių nėra buvę. Nacionalinis bestselleris parašyta, o leidykla pasistengė Obuolys. Ten brangus dalykas, bet jie aišku dabar tą uždraudimą pristatyti išnaudoja labai teisingai, parodyt, kad neuždrausi. Ir vėl norėsis grįžti prie to, kad kokią Lietuvą kūrėme ir sukūrėm, jeigu yra tokių iškrypėliškų dalykų, bet dar grįžkime prie sąjūdžio pradžios. Iš ties knygą skaitai ir vis dėlto net man, kuris buvau tuose įvykiuose, atrodo, kad aš daug ko nežinojau, nesupratau ir iš tikrųjų atrodo, kad taip ir buvo. Kodėl yra tikra sąjūdžio istorija, netikroji, atrodo, turėtų būti tikroji. Ir gal ir ne veltui ta knyga yra neįleidžiama, nes jinai, ko gero, gali atsirasti draudžiamų knygų sąraše. Seniau būdavo tokios geros knygos, tai jos turėtų būti. Atsimint, Pasternaką draudžia. Index librorum prohibitorum. Prohibitorum, būtent, aš kaip tik neprisiminiau šito termino, bet jis yra. Yra, kadangi mes esam, kaip sakė dabar Juozas Girnius, išvarytas iš naujo židinio, kurį jo tėvas Aidusgi kūrė, o dabar tai naujų židinių kartu leidinys vienas. Tai klausykit, jis pasakė, cenzūra Lietuvoje oficialiai neegzistuoja, bet egzistuoja uždrausti rodyti žmonės, ir kažkokie reiškiniai, tai tarsi necenzūruoja, bet jų iš vis neįleidžia. Tai šia prasme yra dar žiauresnė cenzūra negu šitai. Tai atšaukimo kultūra. Atšaukimo kultūra, uždraudimo kultūra. Ir Girniui išprašyti Laisvos Europos radijo vadovą lietuviškosios gimimo laikų netgi. Ir išprašo, kaip jis pasakė, gėdą. Terlecko vaikaitis, anūkas, reiškia, jam uždraudė, kadangi jisai suabejojo principai šitų visų dabartinių protestų
ir kad pasižiūrėtų biškį į save, žinai, ir užteko pasakyti, tada reiškia, tu ne su mumis, tai tu prieš mus grinai jezuitiškais metodais arba gabistiniais lietuvių tie laisvo žodžio šaukliai naudojasi. O Arvydai, kaip Tamsta šitą knygą rašei ir kūrei, nes tai matosi, kad iš vienos pusės rašo dalyvis ir kūrėjas, iš kitos pusės vis dėlto tai yra iš dalies ir mokslinis darbas. Reikėjo viską surasti, eiti į biblioteką ir ten sėdėti, nes atmintis nepajėgi tiek sutalpinti ir atsiminti. Ir nereikia, nes ją reiktų abejoti, ją reiktų tikrinti, o aš ir tikrinu, dėl to tada darau kryžminės apklausas dėl tų pačių įvykių. Man įdomu tirti, bet tirti išgyvenant tikrą reikalą ir dėl to vadinasi tikra istorija, reiškia nesumeluota, man sako, reikia taip rašyti ant viršelio. Nu, negalima rašyti neiginį ant viršelio nesumeluota, o kita vertus galima rašyti gyvą Sąjūdžio istoriją. Tai yra tikra gyva, bet lyg tai nebuvo negyvo Sąjūdžio, tai vėl tokia atsidari, tai paprasčiau išeina tikra. Kaip man kažkas sakė, jeigu evangelijos yra 4 ir visos tikros, tai tegul dar būna 3 evangelijos ir visos bus tikros. Tai evangelika dabar bus pagal Jozaitį, ten pagal dar kokį nors. Bet yra jau atrodo pagal Čepaitį. Pagal Čepaitį irgi, bet aš evangeliją ten drįsčiau nevadinti, tegul būna tada tas apokrifinis tekstas. Bet iš tikrųjų Sąjūdžio istoriją parašyti, matyti yra labai nelengva, nes kai skaitai Tamstos knygą, stebėsi, matydamas kai kurių žmonių vaidmenį, kurį įsivaizdavai arba prisimeni kitokį. Tarkime, šiek tiek ir mūsų mylimas Romualdas Ozolas prieštaringas atrodo. Šiek tiek ir dabartinis patriarchas, kuriam visi jau nuopelnai dabar yra priskiriami. Ten daugybė žmonių atgyja tokiais savais pavidalais. Gyvais pavidalais, dėl to ir tikrais. Pavyzdžiui, kaip galima nutilėti Ozolo viso įdirbio ministrų taryboje, visose oficialiuose struktūrose, net, pavyzdžiui, labai geroj struktūroje jisai dirba, kuri mums buvo būtina, literatūros leidyba minties leidykloje. Ir jis pagrindinis šalia direktoriaus, tos politikos formuotojas, tos leidyklos visos filosofinės bibliotekos, nuotykių bibliotekos. Bet tai ką reiškia, jis turi eiti per visas nomenklatūrų viršūnės, kad pramuštų tas knygas. Išleistų ten 4 lenkščiai, kol knyga ir per Maskvą dar turi būti patvirtinta ir grįžti, tik tada būti išleista. Tai Ozolas turėjo šitos pragaro ratus vaikščioti ir tai negalėjo neatsiliepti ir jo veiksmų Sąjūdžio pradžioje. Ir jis buvo mums tada stebėtina, nežinant, jis buvo toks ryšininkas su Šepečiu, su LKP-CK, ko mes įsivaizduoti negalėjom ir pasirodo jau jis pradėjo reksti savo politiką Sąjūdžio, bet Sąjūdžio vardu ir toks, aš tą viską parodau. Ir kai jau mes atsilikę nuo estų per šviesmečių ir ten jau mitingai, o čia tik trispalvę vos gali parodyti, Ozolas sako, viskas normalu, čia Lietuvos padėtis tokia, nieko panašaus, reikėjo ją pramušti. Ir Ozolo tas stabdis iki pat rudens, akivaizdus ir kai, žinai, dabar atgimimas išėjo, tai išėjo, bet Sąjūdžio žinios buvo revoliucinis leidinys. Ir be Sąjūdžio žinių čia nebūtų sklaida tokia greita, plito kaip gaisras tos žinios rankos iš rankų į rankas. O atgimimui jau reikėjo oficialaus LKP-CK leidimo. Bet atgimimas jau ar metai jau turbūt buvo praėję. Iš tikrųjų, jeigu pirmosius Sąjūdžio punktyrus mes prisimintume, tai taip. Arvydai, Tamstos pranešimas, sakykime taip grubiau, paskui Birželio 3 diena. Paskui patirtis su estais, jūs važiuojate į Taliną su Prunskiene ir Sąjūdžio žinios, kas iš tikrųjų... Dar gal tą mitingą paminėkite. Mitingas Liepos 9 ir Birželio 24. Palydos tada... Palydos ir pasitiktuvės. Ir pasitiktuvės, tada Liepos 9 ir rugpjūčio 23. 3 didėjai mitingai, tame tarpe Sąjūdžio žinios ir roko maršas. O Sąjūdžio žinios, kada jos pasirodo pirmas numeris? Tai pirmas numeris labai keistai 13 birželio. Ir antras numeris 13 birželio. Ir mes supainėjom tiesiog valandas ir dabar istoriškai
istoriškai antras tapęs pirmoju, o pirmas antruoju. Bet tą pačią dieną būtų. Abudu tą pačią dieną ir Skirtingom dar valandom. nesivadino Sąjūdžio žiniomis, o vadinosi informaciniais biuleteniais. Ir kai mes su Skušu susėdom, kad jau tada dabar reikia Sąjūdžio žinias leisti, ypatingo ten nereikėjo neleidimo atsiklausti iniciatyvinės grupės, tiesiog pasakėm, kad darysim ir ten nebuvo kam pritart, nes, darysit ir darykit, vyrai, nes įsivaizduokit, atskaitomybės, atsakomybės saitai buvo labai, labai neaiškus, kas čia kam atsakingas, kas ką turi daryti, drąsa. Tik drąsa vedė. Tai štai, tada jūs ir pastebėjot, kad 13 dieną dėl to, birželio, kad praėjo po įkūrimo iniciatyvinės grupės 10 dienų, tarsi nieks nevyksta, o ta inteligentija, kuri mus išstūmė iš savo tarpo, į viršų iškėlė tie 500, aišku, jau laukia, o ką jūs veikiat. Tai reikėjo susitikti su ta visuomenė. Ir įvyko 13 dienos susitikimas ir tada jau į jį neštas protestas prieš Tiškutės straipsnį, tokie Platonas draugas, tiesa didesnis draugas vakarinėse naujienose, Vaišvila ten labai surašė konkrečiai su Lapieniu, kas ten klaidinga Tiškutės, apie Sąjūdžio kūrimąsi. Tada tai buvo tarsi pirmas numeris iš tikrųjų. O Medalinskas su Malinausku aprašė, kas įvyko tam 13 dienos susitikimo metu ir tas išėjo pirmas, o Vaišvilas su Lapieniu antras. Bet mes dėjom etiketę Sąjūdžio žinios ant viršaus ir tai yra pirmieji numeriai. Bet trečias jau aprašo mitingą, da 24 dienos ir jisai po poros dienų išeina, tai žodžiu. Labai mums viskas buvo svarbu ir ketvirtas numeris jau ėjo apie blokuojamą Eltą. Būtent Elta jūsų sritis jau. Taip, bet dabar apie Sąjūdžio jaunimo sparną. Iš tikrųjų, jūs jaunieji, tuo metu jums buvo 30 su Kristaus amžius veikliausi. Ir praktiškai didelis skirtumas buvo su tais žymiai vyresniais. Principinis skirtumas buvo, nes tai buvo visuomenės jau, kaip ten sakyti, lietuvių kultūros stulpai, netgi ir mokslo, galim sakyti, nes jeigu Burašas mokslo būtų stulpas, o kultūros tai Marcinkevičius, Bubnys, Maldonis, masinės tokios juridinės sąmonės, gal sakytume, Bulovas, stulpai, Prunskienė ir taip toliau. Jie visi buvo su tarnybom, su darbais susiję, atlyginimus turėjo neblogus ir, žodžiu, privilegijuotus butus. Ir dabar jiems būti revoliucijos šaukliais netiko, bet ir ne tik nekomfortiška, ir man rodos, kad ir baugu, kas čia bus ir ko čia baigsis, bet matot, turint galvoje, kad suėjo 3 kartos, Bulovo 80, Medalinskų 25, 3 kartos, tai anukas ir senelis, bet matot, toks tas instinktas, kad reikia išlikti, kad mums dabar čia labai pavojinga padėtis, kad labai mes įtemptai ir neaiškiai gyvenam, ko čia viskas baigsis, o čia dar galimybės atsiveria. Ir tik visi kartu. Ir estai parodė, atvažiavę dar sakė, nebelaukit, greitai kurkit. Tai tie 6 jaunuoliai, kuriuos aš nuolat miniu, jeigu pradėt nuo Medalinsko, Songailas, Kučas, Vaišvila, aš ir Tomkus mažiausiai dar tada prisidėjęs. Ir paskui dar Kaušpėdas prisidėjęs šiek tiek. Tie, kurie iki 30, iki Kristaus amžiaus, nuo 25. Tai yra varomoji jėga, kurie rizikuoja, mes iškviečiam partiją į tą didį mitingą, kai visa iniciatyvinės grupės diduomenė su Ozolu prieš akį net negalvoja, kaip jūs čia dabar iškviesit, mes susitarsim su partijoje, o mes ne inkorporę iškviesim visus į aikštę. Kaip taip galima, niekada taip gyvenime nebuvo prie komunizmo Lietuvoje. Mes padarom šitą akiplėšišką, aš tiesiog paskelbiau prie aukščiausios tarybos, tada vadinam prezidiumo, grįžęs iš Estijos su Prunskiene, kad estai štai išlydėjo ginti estų reikalų, Estijos visos kaip teritorijos net reikalų į Maskvą, mes ką dabar išvažiuos neišlydėti, gal ten Ozlas norės susitart 15 su 15 ir išlydėti būtų, tai nesąmonė. Ozlas taip pavadino Zaičio kiaulystę, atsiprašau, taip yra jo atsiminimuose tiesiai parašyta, kad sugadino visus planus, jos žaidimus su LKP-CK. Ir žodžiu, jie tikrai norėjo, kaip Šepetys, kad pasakė pirmam susitikime,
O tą pačią dieną, kai vyko didysis Esto mitingas 17 birželio, ne jūs ir mes, bet mes kartu. Iš tikrųjų, taip ir vyko paskui. Bet ta formuluotė pasitvirtino, nes visi 3 didieji mitingai kartu. Nėra, kad sąjūdžio mitingai, tai yra atgimimo mitingai, o atgimimo procesas yra daug platesnis nei sąjūdis, tai yra ir partija besikeičianti. Bet Arvydai, jums reikėjo tada, aš įsivaizduoju, surasti kelią, tokį vidurio kelią, kadangi jūs negalėjote susitapatinti su Laisvės lyga. Nes tada jau būtų turbūt visiškas uždraudimas ir pretekstas jūs susemti, taip grubiai tariant. Represuot kažkaip taip. Taip, ir kita vertus, jūs negalėjot būti tokie pasyvūs kaip vyresnioji karta. Negalėjom būti ir tokie susitaikėliškai atsargus, bet mums buvo reikalingas ir tas sparnas. Pirmiausiai pasakysiu, nuo Laisvės lygos pas mus buvo atstovas Arūnas Degutis, nuolatos ir jis prie Sąjūdžio žinių buvo. Visada aš iš jo gaudavau aštriausios informacijos ir jis pasakydavo, kad gerai parašyta, reiškia Laisvės lyga įvertino. Nes ten irgi neobliai, kaip sakant, ir aukštuoju mokslu veik Terleckas, tai suprato, kad negali iš karto rėkti laisvę Lietuvai, bet turi būti palaipsniai žingsniai įvairiausi, pratinant ir tos atsargiuosius vyresniuosius. O vyresnieji buvo reikalingi tam, kad mums sudarytų uždangą ir sudarytų viską ir skėtis nuo radioaktyviaus komunizmo. Kad neleistų iš karto jūsų suimti. Kaip sakom, ir kai Marcinkevičius sutiko iniciatyvinės grupės rinkimo metu, jis buvo 18 įvardintas. Tai kokios ovacijos, aš vis laiką dabar dar telefonė tą įrašą nešiojas, Jėzus Marija. Minutę plojo tą salę 500, nes visi suprato Marcinkevičiaus sutikimas dalyvauti. Tai yra didžiausia garantija, kad mūsų nesunaikins iš karto. Didžiausia. Bet vis dėlto kitas dalykas, gana skaudu buvo skaityti, kiek žmonių atsisakė. Atsisakė, tai kągi atsisakė. Viešai atsisakė viena, Inga Lukšaitė. Taip, Lukšaitė, Lukšienės dukra. O žinot, aš turiu galvoje turbūt, kad jūs turite galvoje apie Truską. Taip. Truskos atsisakymas yra neatsisakymas, bet mūsų neatidumo dėka jisai turėjo atsisakyti, neprabilt. Tai yra didelis nuostolis. Jis turėjo neprabilti? Pagalvokit morališkai. Žmogus, kodėl jisai niekad neatėjo per 30 metų netgi. Jisai išėjo Napilį prieš beveik 2 metus. Taip. Ir mes taip neįvardinam, neatsiprašėm, kodėlgi profesorių Liudai Truska nesi iniciatyviniai grupiai, nors ir išrinktas, ir įvardytas, ir paplota, o Medalinskas skaito galutinį sąrašą ir neperskaito jo pavardės ir mes jo nebekviečiam niekur, nes gal jūs turėt galvoje, kad renkant nebuvo 11 žmonių iš tų, su Truska skaičiuojant dabar. Ir tos pačios Ingės Lukšaitės nebuvo. Tai tas galbūt toks, sakytim, išrinkimas už akių buvo gana rizikingas dalykas. Bet jie visi sutiko. Nuo Čekolio, Petkevičiaus, Tomkaus, kurie ten nedalyvavo, Gedos, iki pat Landsbergio, nes Landsbergis irgi labai gudriai išėjo. Pradžioj pasakė kalbą. Tarp kitko jo kalboje dabar, kai skaitai, labai įdomi frazė yra. Ir galvoju, jinai ne veltui pasakyta. Aš kaip stebėtojas. Mes visi kūrėjai, jis pasako, kad pats laikas, galbūt čia jau per vėlai, mes vėluojam, niekad nežinosim, kuo tai baigtus, jeigu nepadarysim to. Aš kaip stebėtojas, tai sakau. Ir išėjo. Suprantat, gudrus ėjimas. Kaip visada, Landsbergis su garantija kažką daro. Na ir vis dėlto vasara praeina, jūs įsisiubuojate. Keičiasi pats sąjūdis ir jo veikimo principai. Sąjūdis pripažįstamas? Tai suvažiavime. Taip, suvažiavime pripažįstamas. Bet kodėl? Todėl, kad Brazauskas prieš 2 dienas išrenkamas pirmuoju LKP CK sekretorium. Įvyksta tai, kas Estijoje įvyko 16 birželio. Bet išrenkamas dėl jūsų veiklos? Mūsų veiklos, mūsų stumimo, mūsų reikalavimo ir visos sujudusios Lietuvos. Jūs pagalvokit. Kiek gali jau tada pabudusi liaudis, iš masės liaudis, paskui tauta, kuri pabunda jau 3 mitingo metu rugpjūčio, Molotovo-Ribentropo. Paskui ta tauta gauna kailin nuo milicijos gegužės 28-9. Čia bananų balius. Taip, ir paskui ta tauta
įstumė ten mūsų dėka, įstumė Ringaudą Songailą ir Mitkiną iš posto. Tada Brazauskui prašom, kurio mes ir norėjom, nuo rugsėjo jau laukiam Brazausko, kada jisai pakeis Songailą. Tai štai mato tada ir pripažinimas. Tada tikrai ta Šepečio formulė, ne jūs ir mes, bet mes kartu jau pradėjo įgauti kūną ir kraują. Ir įrodymas yra pats didysis. Ir dabar nieks to nebepripažįsta, niekiam vadovėlį nerasit. Nebūtų be jokių sporto rūmų, jokio atviro eterio 2 paras netgi, ne tik dienas. Lietuvos televizija rodė, kad 2 milijonai matytų, kaip gimsta Lietuva sporto rūmose. Kodėl? Todėl, kad Brazauskas pasakė, duodam, viską duodam. Jis iš tos laimės, kad gavo vadovauti ir viską, bet jis irgi įstumtas, jis suprato, ne veltui Brazausko filmas vadinasi, aš esu Lietuvos liokajus. Jisai paklūsta tai ir racionaliai tikrai paklūsta, o aš tos 3 stulpus ne veltui įvardinau, kad jie veikia per tą mūsų sukilimą ir revoliuciją. Tas sensus komunis, reiškia bendrumo jausmas, ta racionali savimena, darom tai, ką galim daryti, Gorbačiovas leidžia ir mes vis stumėm tos rėmus iki katedros grąžinimo, duodam televiziją, duodam spaudos rūmus, nes viskas buvo numatyta profsąjungų rūmas ir pas mus pirmieji delegatai 1100. Mes būtume jų daug daugiau, nes spaudos rūmus buvo galima 4000 ir jau vėlų, atsiprašau, sporto rūmus. Bet viskas jų dėka, pasikeitusios LKPCK ir tikrai tas, kaip sako, medaus mėnuo prasidėjo ir tęsiasi iki lapkričio. Taip, prisimenu, Mitkiną tokią komišką, bet jiems laikams gal ir to komizmo netaip atrodė daug. Prisimenu Songailą, labai silpnas lyderis. Gal tiesiog taip laimė, kad tokie silpni tenai buvo, bet vis dėlto, kai kalbat apie tą laikotarpį, aš dabar galvoju, ar sutapo aplinkybės, kad mes išlindom per, kaip Kupranugaris, per adatos skylutę, nes, sakysim, 18 metais turėjo atsirasti tam tikros sąlygos ir čionai tam tikros... Ar galėjo po pirmojo karo? Taip. Po pirmojo karo, taip. Bet matot, čia netgi ne Kupranugario skylutė, man rodos, čia mes truputį šiek tiek valiukaujam. Tai tiesiog prasivėrė Sezano vartai, ar Sezamo vartai. Sezamo vartai. Sezamo vartai prasivėrė ir neškite, kas ką pagrebė, kiek išnešat. Čia net Jelcino paskui buvo oficiali tokia pozicija, neškit suverenumą, imkit, kiek galit paimti. Ir kai pabandė čečėnai, tai sako, pabandė jau tada vėlų buvo. Taip. Bet tuo metu mes kiek galėjom, tiek nešėm ir jokia ne Kupranugario skylutė, nes įsivaizduokit, jie patys pravėrė tos Sezamo vartus rinkimais į liaudės deputatų tarybą, suvažiavimą pradžioj. Taip. O ką tai reiškia? Tai naujas įstatymų leidimo organas, kurį aprobuoja nebe TSKP suvažiavimai, o jis yra aukštesnis už TSKP suvažiavimus. Reikia prisiminti, po to ir baigėsi visi TSKP suvažiavimai, reiškia, Gorbačiovas atidarė tos Sezamo vartus, eikite liaudės, nes jūs jau visi esat socialistinės liaudės, ten kaip tos tarybinės visuomenės jau išauginti. Gerų ketinimų pilni ir tą nomenklatūrą, kuri dar yra stalinistinė, mes turim sutvarkyti iš apačios. Bet ta apačia tai buvo mes, kurie turėjom savo nuostatas ir žinojom, kad mums nereikia to nei socializmo, nei TSRS imperijos. Ir pradėjom griaut, bet todėl mūsų dar įleido kartu su visais. Su visų Uralu, su Sibiru visi ėjom į Kremliaus suvažiavimo rūmus. Ir tie vartai buvo atdaryti, čia ne Kupranugario skylutė. Ir tada mes išėjom gana gerai. Kupranugario turbūt lindimas pro skylutę prasidėjo sausio įvykių metu, 91-aisiais. Taip, bet vėl grįžtant prie šito tos Kupranugario įvaizdžio, vis dėlto dabar Rusijoje mėgstama sakyti, Lietuva sugriovė Sovietų sąjungą. Kitaip tariant, Arvydai, jūs ne tik pradėjote atkurti nepriklausomą Lietuvą, bet ir sugriovėt Sovietų sąjungą. Čia jau yra didybės manija, sakyčiau. Mūsų didybės manija ir rusai kalba propagandistai, Z-propagandistai, taip sako. Pribaltiskąją zarazą, reiškia. Zaraza, taip, atėjo. Jie tą zarazą patys savo įsitaisė, nereikėjo mūsų okupuoti 40-ais. Reikia žinot, ko tai grėsia, kad pradžiai gavot miško brolius, o paskui gausit ir visą griuvimą. Tai jeigu dabar su Ukraina tas paskui gera būt, bet dabar jau bus Rusijos griuvimas, nes jie nebepaims Ukrainos. Tai štai,
kalbėti apie tai, kiek mes čia sugriovėm tą imperiją, tai tik tai galima kuo? Tokiais daiktiškais įrodymais. Kiek buvo daroma konkrečiai. Tai ta vadinama tarp regioninė grupė Maskvoje, liaudės deputatų suvažiavime. Ten tikrai visas Pabaltijo protas, plus demokratų aktyvumas su Jelcinu prieš akį, net Sacharovą priėmėme tą tarp regioninę grupę. Tai čia yra legalus. Bet dar buvo tų vadinamų nelegalių tokių imperijos griovimų, pavyzdžiui, per spaudą. Tai vienas iš didžiausių imperijos griovėjų yra Petras Vaitiekūnas. Jeigu aš miniu jį, negalima neminėti Petro, nes jisai pradėjęs nuo Sąjūdžio žinių dauginimo, kurį reikėjo pakelti tiražą, vasaros pabaigoje iki 100 000. Mes negalim suskaičiuoti niekur, bet pagal tą masiškumą, kur tu nuvažiavęs, matai Sąjūdžio žinias, nors aš atspausdinu spaustuvėje, limtį spaustuvėje 5 000. Žmonės patys šviečia. Ir patys šviečia. Taip. Maža to, atsirado dar kitos rotoprintinės mašinos, kurias aš taigi rotoprintų dariau per tokį Antaną Paulauską. Už 25 rublius, tarp kitko. Tai vienas tiražas, tai 5 000. O paskui pasirodo rotoprintų Petras rado Vaitiekūnas kitus rotoprintus. Ir vieną iš tų vyrukų, kurį paskui Čečėnai susprogdino jau po 2 metų čia prie centrinio knygyno, žinot, ant tos Grabys, ar kaip jo pavardė buvo, ar Garbys. Tai va, jisai jau tą rotoprintą pradėjo sukti. Ir Petras pradėjo dauginti tiek tų rusiškų leidinių, nes tos galimybės jau išsiplėtė, o Sąjūdžio žinių jau nebepakakdavo netgi produkcijai. Jisai padaro greitai tą viską, dar kseroksai, tai vadinamos dauginimo mašinos seros daugindavo, o rusai pradėjo vežti, pamatė, kad lietuviai daro, mes pradžiai dar leidom Vazraždienę rusiškai, taip pat platint, vedėm į Maskvą, į tos vadinamos liaudės fronto židinėlius, ir jie greitai labai veikdavo telefoninę tada informaciją. Pradėjo važiuoti į tą fizikos institutą pas Petrą Vaitiekūną, kuris visą savo kabinetą, maždaug trečdalį šitos erdvės, bet buvo visos sienos nukrautos matricomis ir jau atspausdinta produkcija, kurią rusai išsiveždavo. Ir išsiveždavo iki pat Vladivostoko. Petras Vaitiekūnas daugino 81 Rusijos visų liaudės frontų tų pogrindinių savilaidinių leidinių pavadinimų. Ukrainos 51, Baltarusijos 20. Ir griovėm? Ir griovė šitam atspauda, kaip iš tikrųjų prancūzų revoliucija teisi, kad žodis muša stipriau už patranką. Taip, Arvydai, kada Sąjūdis pradėjo klysti arba kada prasidėjo Sąjūdžio vidiniai sunkumai? Kai tik prasidėjo kova dėl valdžios arba valdžios kvapas perėmė. Kitaip negalėjo būti. Kitaip negalėjo būti. Negalėjo būti kitaip. Mat iš karto pirmas Seimas išrenkama taryba, suvažiavimas 23 spalio, 18 lapkričio pirmoji krizė, nepasivėm estų. Yra labai objektyvios priežastys, aš dabar antroje knygoje rašysiu tą tragišką atmosferą. Mes kaltinom ir Šepetį, ir Brazauską, ir visą aukščiausios tarybos stalinistinę atseit visą šitą nomenklatūrą, kad jie nepasielgė taip, kaip estai. Kitaip tariant, jie negražino, kiek aš prisimenu kalbų. Gražino viską gražino. Estai tai dar šito nedarė. Nepaskelbė mes deklaracijos savo įstatymų viršenybės prieš TSRS įstatymus ir nepataisėm konstitucijos, ten 72 straipsnio. Bet mes nebuvom pasiruošę. Mes tiesiog bėgom kūlveršį, kad neatsiliktume nuo estų, bet nieks neparuošta. Nei Brazauskas neparuoštas, nei aukščiausia taryba. Bet tada krizė kilo. Ir tada pirmam Seime mes prieš tai susirinkom, Sąjūdis pradėjo vadinti savo sueigas Seimu, iš karto, kad viską primintume, kur mes einam. Ir tada jau buvo paskirta, kad yra ten 4 vietos į tą LTS ir aukščiausiąją tarybą. Ir tada deleguojam savo žmonės. Bet tada mes dar deleguoti, aš dar atsisakiau, pavyzdžiui, Ozolas irgi atsisakė, bet Vaišvila ėjo, Motieka ėjo ir jie buvo paskui išrinkti sausio 15. Bet dar nebuvo kovos tarpusavį, nes mes dar tada kovojom su aukščiausia komunistinė taryba ir tais deputatais.
O kova tarpusai prasidėjo, kai tik tai žiūrim, gruodžio 4 paskelbiamas jau įstatymas. Tas liaudės deputatų suvažiavimas Maskvoje priima. Atsiprašau, dabar biškai užbėgo, matot, performancija vyksta laike. Paskelbė liaudės deputatų suvažiavimo rinkimų Gorbačiovas aukščiausiai tarybai. Ir tada ir konstitucinės pataisas paskelbė, taip pat prieš kurias mes ėjom. Ir viskas, ir tada, atsimenu, Čekolis išėjęs, jau tada buvo taryba, nebe iniciatyvinė grupė, sako, jūs suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia valdžią. Ir turim visi kelt savo kandidatus ir dabar aukščiau mūsų nieko nebus. Įsivaizduojat, tai suprato tie, kurie žinojo, kas yra valdžia. Ir tada prasidėjo, 108 gruodis iki pat kovo 26, kai buvo rinkimų diena, tarp kitko Velykų diena, mūsų katalikiškų vakarietiškų. Ir mes tada nugalim 2/3 balsų aukščiau nei toks komunistų atstovai. Bet tada labai daug buvo to vidinių stumdymosi, kieno apygarda, kur kas bus. Ir tada pradėjo veikti ta mūsų mandatų komisija. Čia daug Laurinkus važinėjo, čia Paitis važinėjo į rajonus, kad į vieną vietą jau sąjūdiečiai viens kito nenori užleisti, nes gresia valdžia. Tai prašau, tas vidinis jau kovos su savais jau prasidėjo garas. Arvydai, kodėl jūs atsisakėte eiti į didžiąją politiką ir varžyti su Brazausku? Jūs būtumėt laimėjęs tuomet. Na, visi simptomai rodė, kad taip. Nes toje apygardai buvo visas universiteto miestelis, visas Saulėtekis buvo, visi Žirmūnai buvo. Buvo tiesiog karinės bazės, 2 šiaurės miestelis ir pietų miestelis. Brazauskas ten rėmėsi, tada net yra liudijimų, kaip jis ten kaip kandidatas važinėjo. Aišku, žinoma, buvo, viskas buvo, bet nebuvo galima to daryti. Istorinė logika šito neleido ir iniciatyvinė grupė 2 kart svarstė, taryba 2 kart svarstė, kad man reikia atsistatydinti, reikalavo labai stipriai Ozolas, Prunskienė, Landsbergis švelniau, kad negaliu aš šito daryti. Ir priedo dar įvyko, tame tarpe įvyko tas juodasis kovo plenumas. Vasario, atsiprašau, plenumas, kurie buvo išlindo tada Valerijonas, atsiminė, VB, Baltrūnas. Taip. Ir tada Šepetys dingo. Šepetys, kuris buvo tarpininkas, nebeliko, susitrinkimas jau čia pat. Ir Brazausko nuėmimas arba pašalinimas tada tikrai būtų leidęs visus argumentus panaudoti jėgą, kaip Tbilisyje panaudota buvo. Bet dar kita vertus, būtų mūsiškiai pradėję tvarkytis vietose visur. Aš ne vienas įgirdėjau, kad sutvarkom Brazauską, tada visus komunistus iš visų partinių komitetų, iš visur vysim. Tas susipriešinimas, kuriam mes nebuvom pasiruošę, būtų prasidėjęs 89-ais. Taip, bet nesvarstėte kitoje apygardoje kažkaip kitaip? Ne, čia principinis dalykas buvo. Nuosekliai kalbant, į tą apygardą, kurią Brazauskas visada buvo pirmųjų sekretorių apygarda, čia viskas aplink Nerį iki Antakalnio galo ir Žirmūnų galo. Tai visada tik tai pirmieji sekretoriai ir ten buvo iškeltas Genzelis. Ir Genzelis, suprasdamas, kad jis neįveiks Brazausko, o jam reikia būti Maskvoje, jisai persikėlė savo kandidatavimą į Kretingą ir jisai Kretingų išrenkamas. Ir to tarpu, kol Brazauskas lieka be stiprios konkurencijos, visi suprato, sąjūdiečiai, kad į Brazauską įveikti aš galiu šitą padaryti. Ir tada ir jiems, aišku, pakilo azartas, adrenalinas ir ten buvo stebuklas, dabar suregistravus. Aš šitą dar nepadariau, bet reikės nueiti rinkimų tas apygardų ir centrinės rinkimų komisijos tada tarybinės. Per savaitę iškėlė virš 100 kolektyvų mane tiesiog, nes tai buvo kandidato kėlimas kolektyvuose, susirenka, balsuoja. Ir viskas pradėjo tada pakalnis nuo biologijos instituto ir mano valios neklausė nieks. Įdomiausia buvo, kad nieks neklausė mano valios. Kas yra neįtikėtinai keista. Kada baigėsi sąjūdis? Sąjūdis formaliai, atrodo, dar ir dabar egzistuoja. Ne, čia nereikia kalbėti. Bet kada jis baigėsi? Čia, kaip sakant, kada jis baigėsi? Mindamas kura dabar guli ant žemės. Baigėsi
kovo 11. Kovo 11. Atliko savo misiją. Ja, viskas. O paskutinis ar prieš paskutinis, kodėl taip sunku parašyti Sąjūdžio istoriją? Ypač tikrą. Ypač Čia tikrą, kaip taip. Martinaičio. Čia pirmas tomas. Dar tik pirmas. Žmogau, tau žodį reikės atsakyti kaip už daiktą. Čia šitą reikia turėti galvoje, kad... Ir aš net nustebau, kad... Aš nemačiau, kad leidykla tai padarys. Bet žiūriu, atsiverčiu. Žiūrėkit, koks leidyklos perspėjimas. Šioje knygoje pateikimi įvykio prašymai, vertinimai, interpretacijos atspindi autoriaus asmeninę nuomonę. Ar asmeninę? Asmeninę nuomonę. Susiformavusią remiantis jo patirtimi, žiniomis, požiūriu. Bet jie neprašė sukaupto medžiagą, nes labai daug sukauptos medžiagos. Tai čia matot, kas yra apsidraudimas. Taip. Nes tiesiog galvoja, kad bus škvalas dabar ant polių, bet visiškas štilius. Tyla. Tyli tie, kas... Tik noriu, kad žiūrovai teisingai suprastų, štilio nėra, nes knyga tai iš tikrųjų sukėlė audrą ir furorą, štilis skundų. Skundų nėra. Nes jūs iš tikrųjų remiatės medžiagą. Nu, dabar antro tomo turbūt reklamoje bus, o gal net knygų mūgiai, kad pats rimčiausias 20 amžiaus istorikas Eidintas Alfonsas labai aukštai vertino ir raštiškas jo paliudijimas šitos knygos. Kada bus antras tomas? Po metų. Tikiuosi. Gerai, tai kągi, belieka tik tai palinkėti sėkmės ir padėkoti Arvydai ir už Lietuvą, ir dabar už knygą. Kaip įdomu dėkoti žmogui, kuriam pirmą kartą ačiū pasakėjai, dar netiesiai, bet prieš 37 metus. Tai vat, laikas bėga. Tai spaudžiu dešinę. Ačiū Arvydai. Ir džiaugiuosi, kad turėjau garbės kalbėti su Arvydu Juozaičiu. Tai buvo 5. slenkstis ir su juo būdamas galiu pasakyti, ačiū tau Lietuva ir būk mano tėvynė, brangioji tėvynė laisva. Taigi 5. slenkstis, Arvydas Juozaitis, Audrys Antanaitis, likite sveiki, mylėjai. Dėkui.